Įsibėgėjantis Lietuvos krepšinio federacijos ir Kauno rajono savivaldybės projektas Krepšinio diena mano mokykloje nepaliko abejingų Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos moksleivių ir mokytojų. Nuo pat ankstyvo ryto grojant 3 milijonams į gimnaziją rinkosi garbingi svečiai. Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentas Vladas Garastas, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, o apie 500 Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos moksleivių audringai pasitiko Lietuvos rinktinės ir Kauno Žalgirio gynėją Mantą Kalnietį. Projektas Krepšinio diena mano mokykloje tradiciškai prasidėjo pamokomis, kurias vedė atvykę svečiai. Lietuvos krepšinio istoriją pasakojo ir asmeninė patirtimi dalijosi Vladas Garastas. Politologijos kursą dėstė geriausiai jį išmanantis Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Biologijos pamokoje Kauno Žalgirio fizinio parengimo treneris Sigitas Kavaliauskas pasakojo apie savo darbo specifiką. Jaunesnieji gimnazijos auklėtiniai į darbą pasiėmė pieštukus bei kreideles, piešė krepšinį. O sportiškiausi mokiniai jėgas aiškinosi trijulių varžybose. Po pamokų į nedidelę gimnazijos sporto salę susirinko visi norintys iš arčiau pamatyti Mantą Kalnietį, kuris taip pat trumpam tapo mokytoju. Iš pradžių žalgirietis varžėsi tritaškių metimų konkurse su Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 12-ku Kerniumi Ribikausku. Po pratęsimo klasiokų ir visos mokyklos palaikomas Kernius įveikė Mantą Kalnietį. Labai sekėsi, labai gera atmosfera, ypač kai toks didelis palaikymas. Esu labai patenkintas, pasisekė. Konkursui pasibaigus Lietuvos rinktinės žaidėjas mokė gimnazistus, kaip taisyklingai mesti kamuolį į krepšį. Tikrai, kaip pasakyti, nauja patirtis, bet čia toks ir mokytojas buvau, taip kad daugiau čia žaidimas vyko, netikros pamokos. Iš tikrųjų, mano laikais, kai aš žaidžiau, tai to trūko, nes tikrai neprisimenu, kad kažkas būtų atėję iš krepšinio ar kažką. Taip kad manau, čia geras federacijos darbas, kur sujungia vaikų užimtumą, mums tai tikrai nėra sunku ir kažką ir malonu tuo pačiu, taip kad mums to trūko, dabar manau, kad tai yra daug geriau išvystyti. Renginio pabaigoje Kauno rajono savivaldybės ir Lietuvos krepšinio federacijos prizais buvo apdovanoti pamokose ir krepšinio varžybose geriausiai pasirodė gimnazistai. Jiems atiteko LKF įsteigtas prizas, bilietas į U17 pasaulio jaunių krepšinio čempionato varžybas. Džiaugiuosi, kad iš tikrųjų šitas renginys pateisina tas investicijas į mūsų jaunimo ateitį, kadangi moksleiviai turi galimybę susipažinti ne tik tai su krepšinio istorija, bet ir pamatyti tuos žmonės, kurie stovėjo prie krepšinio kaip sporto šakos išvedimo į tokias aukštumas, kokios dabar jos yra. O antras dalykas, moksleiviai tarytum perima tą norą sportuoti arba, reiškia, veržtis pirmin ir nugalėti. Tai yra tas esmė, kad, reiškia, ne tik aikštelėje, bet ir klasėje, gatvėje moksleivis turi būti pasitempęs ir siekti pergalės. Atgarsis tai jau šiandien jisai yra, ta prasme, kad dabar turėtų dar būti 3 pamokos, tačiau, reiškia, ko gero, tai yra beviltiškas dalykas. Reiškia, mes moksleivius galime suvesti, suvaryti į patalpas, bet, reiškia, jų emocijų, jų džiaugsmo, reiškia, per kraštus veržimusi mes jau nesustabdysime ir turbūt šiandien pamokos bus ir skirtos tolimesniam kalbėjimui apie sportą, apie jaunystę, apie Lietuvą, apie savo perspektyvas ir taip toliau. Tai manau, kad iš tikrųjų tai šventė, kuri ilgai gimnazijos moksleivių atmintyje liks atmintyje. Projektas Krepšinio diena mano mokykloje iki mokslo metų pabaigos apkeliaus dar 10 rajono ugdymo įstaigų. Vasarą Kauno rajono savivaldybė ir Lietuvos krepšinio federacija pradės vykdyti kitą projektą, sujungsianti tradicinę Lietuvos religiją su antrąja krepšiniu.